Pradėjau rūkyti iš tikrųjų, kai mano mama mane išleido į tokią vaikų stovyklą, tuo metu man jau buvo irgi apie 14 metų. Aš tai nelabai ir mokėjau rūkyti, kaip ta prasme reikia, nelabai ir norėjau, bet ką padarysi, kad tik, kad pritaptum. Mokiausi rūkyti, nes draugės rūkė, aš nemokėjau, nesupratau, kodėl, kam to reikia. Traukiau pirmus dūmus, klausiau draugų, ar gerai, ką aš turiu jausti. Bet man labai atsimenu, kad labai nepatiko, aišku, pradėjau kosėti ir tada toks buvo, kaip žmonės rūko, taigi taip šlikštu, aš tai tikrai nerūkysiu. Po cigaretės prasidėjo bandymų laikotarpis, kuris užsitęsė 15 metų. Aš niekada neskaičiau, kad tai yra kažkas blogo, todėl kad rūkė ir mano mama, ir mano tėtis, ir aš užaugau tokioje aplinkoje. Pirmą cigaretę aš užrūkiau į Garkoj Sibirę, būdamas kokių 6-7 metų. Ir toliau aš nerūkiau, nebandžiau, iki 23 metų nerūkiau aš. Aš rūkiau virš 20 metų, buvau užkietėjęs rūkorius, surūkydavau pakelį per dieną paskutiniu metu. Buvau rankininkas, pirštų nutrūko saudyslė ir buvau išmestas iš sporto, profesionalaus. Tapau tada ir alkoholikas, ir rūkyti pradėjau, viską pradėjau blogai daryti, nes pasijaučiau niekam nereikalingas. Rūkydavau, kada geriu kavą, ir prieš kavą, ir po kavos. Ir paskui supratau, kad aš to viso nevaldau. Rūkau visada, kaip automatas, ir jau net nepastebiu, kad rūkau. Nerūkydavau daug, mano rūkymas labiau buvo toksai socialinis. Nebuvo taip, kad jau rūkiau, nes labai norėjau rūkyti. Ir esmė ta, kad ta riba yra nepastebima. Visada galvoji, kad aš dar čia tik mėgėjas. Bet kai pastebi, kad jau esi priklausomas, tai jau įvyko ir tai jau būna vėl. Užklupdavo tokios akimirkos, kai jausdavau, kad aš negaliu nerūkyti. Kažkaip reikia susidėlioti tą laiką, kad galėtum spėti nubėgti parūkyti. Kur parūkyti? Kad niekas nematytų. Daug kas prašydavo mesti rūkyti, aš pajuokaudavau, mesk. Reikia, jeigu tau reikia, turi mesk. Aš nesiruošiu mesti, man taip gerai. Neimdavau į galvą, rūkydavau ir viskas. Gegužės 9 dieną įvyko insultas, nugriuvau nuo kėdės. Ir trombas užkimšo miego arteriją. Ir viskas, baigėsi balius. Visi čia kalba, atrodo, visi supranta, kad rūkymas blogai, rūkymas kenkia. Tai aš irgi tą girdėjau ir galvojau mest rūkyt, kokį gal 10 ar daugiau metų. Aš nusprendžiau, kad aš ieškosiu profesionalios pagalbos. Ieškojau informacijos, atradau metančiųjų rūkyti grupės, organizuojamos Vilniaus sveikatos biure. Vyksta tokios paskaitos žmonėm, kurie turi rūkymo priklausomybę. Nuėjau pas gydytoją Andrievaitę ir jinai labai keistai mane paklausė, o tu nenorėtum kultūringai, nenorėtum mesti rūkyti? Aš taip net ir paklausiu, kas čia per klausimas, kiekvienas nori mesti rūkyti. Sako, aš galiu tau padėti. Vaikščiau užsiėmimus, klausiausi, mokiausi, pasiruošiau, mečiau ir jau beveik 2 metai kaip nerūkau. Žinodavau, kad galiu ten nuoširdžiai pasidalinti ir būti atvira ir dabar jau 1,5 metų aš neberūkau. Nerūkau 1,5 mėnesio, galvoju, kad pavyks mesti rūkyti. Aš labai stengiuosi ir labai noriu. Aš jau nerūkau 7 metus. Aš nebekoščiu. Sutaupiau 5000 pakelių cigarečių. Man nereikia slapstytis. Aš pasijutau laisva. Man nereikia galvoti, kad baigėsi ten mano tos kelios cigaretės, man reikia nubėgti nusipirkti, nes nedaug dievė aš liksiu be cigarečių. Labiau džiaugiuosi savo šypseną kiekvieną dieną. Nustojau sapnuoti, kad mano dantys geltoni. Net ir lytiškai yra geriau gyventi. Net ir taip. Rūkymas nėra būdas atsipalaiduoti, pasijausti geriau. Tai yra labai sunki liga. Apskritai galbūt mečiau rūkyti dėl to, kad supratau, kodėl aš taip elgiuosi, nes niekada neįsisąmonindavau, ko man trūksta, kai griebdavausi tos cigaretės. Iš tikrųjų, visų istorijos yra pakankamai vienodos. Jeigu nuimsime visas spalvas, kad užaugome skirtingai, mes turime skirtingas patirtis, viskas yra skirtinga, bet priklausomybė yra priklausomybė. Jei galiu aš, gali ir tu. Jeigu tu sugebėjai mest rūkyt, tai tu sugebėsi padaryti bet ką.
Jeigu perėjau per tą, tai aš perėsiu per daug dalykų, išsispręsiu. Jeigu galiu aš, tai gali ir tu. Jeigu galiu aš, gali ir tu.